Labas vakaras. Važiuoju dabar po darbo kalmarų pabandysiu pagaudyti. Ir šiemet normaliai sezoną neatsidariau, vieną netyčia pagavau tik tais. Reiktų kažkaip tai pasirankėti jų masalaigai. Žiūrėsim, kaip tam bus ant tos krantinės, ar tam bus vietos, ar iš vis galima žvejoti. Stovi keltas mano vietai. Nelabai čia gausis pažvejoti normaliai. Pabandysim, gal ten tiesiai tada. Iš pradžių įsidėsim mėlyną, be jokios sistemos. Tiesiog masaliukas ir per švinuką uždėjau papildomai. Šitoje vietoje labai daug kliuvinių, tai reiktų daryti biškai kitokią sistemą, bet iš pradžių dar pabandysiu taip. Pravedimą tai darau tokį, kad nuleidžiu ant dugno masalą ir lengvais greitais patempimais šiek tiek įsukeliu ir vėl laukiu, kol jis nusileis. O, yra. Pirmas kalmaras, pirmo metimo. Nu, pirmasis kalmaras. Mes jį iš karto užmigdom. Kažkaip buvo visai netoli. Dabar toli net nemesiu. Kalmaro kibimas tai nebūna toks kaip žuvies, kad ten smūgiuotis, tai paima ir tempia. Dažniausiai pajauti svorį arba tempimą. Ir jo kirsti nereikėtų šiaip, nes lengvai įsiplėšia labai. Tiesiog iš lėto meškerį keli ir vynioji. Jie būna kartais iš vis prie pat krantinės, tai verta pabandyti ir šalia. O. Paim ir prie pat vieną. Koks sunkus. Vandens pilnas. O. Pasišaudė. Opa. Antras kalmariukas šiandien. Nu, nespėjo nusileist. Dar vienas yra. Visai čia gerai kimba. Yra trečias kalmariukas. Va. Dar vienas. Bus ketvirtas, biškai didesnis, gal šiek tiek šitas. Šiek tiek jau tampa. Ne, toks pa. Pilnas vandens, jis čia daug spjaus tuoj. Pabandysiu gal įdomumo dėlį pakeisti sistemėlę. Užsidėsiu dabar 2 masaliukus. Gal 2 užkips. Sistemėlė tai paprasta. 2 pavadėliai. 2 masaliukai. Apačioj švinukas. Būna, kad jie užkimba ant stovinčios. Tiesiog užmeti ir paliek ją. Paima arba besileidžianti, arba jau nuo dugno gulinti. O, yra. Nu ja. O, yra. Nukimbo jie čia tikrai gerai šiandien. 4 ištraukiu, dar vienas pareina.
Dar vienas. Geriausiai kalmarai pastebėjau kimba į vakarą prieš tamstant. Bent jau šituo metu. Po to gal lapkritį, gruodį tai jau būna, kad ir dieną gerai kimba. Užeina tas momentas ir gali ir per pietus pagauti, bet dabar tai geriausiai turbūt būtų vakare bandyti. Oi, kartu vėl yra. Dar vienas. Yra. Kiekvieną metimą jie čia kimba. Išpratėję šiandien. Mažiuką masalo paėmė. Šitas neįsikėlė. O, yra. Jau ant viršutinę. Standartinis dydis šiandien. Yra. Visi kibimai ant to mažiuko tik tais. O didesnį reiks gal pabandyti pakeisti. Gal tokią žuvytę uždėsiu. Nu, pirmas atcepas. Šįkart pasisekė. Dar nesibaigia kibimas. Buvo keli tušti metimai, bet gal dėl to, kad masalas kitas buvo, nes dabar sėdėjau vėl tą, ant kurio kibo. Gana greit atsiliepė. Kas dėl masalų, tai spalvos nežinau, įvairios iš tikrųjų pasiteisinusios. Rūžava labai gerai, mėlyna, geltona, žalia. Nu, realiai ant visokių įmanoma pagauti. Reiktų turėti gal keletą, nes būna, kad ant vienų geriau, ant kitų prašiau kimba tą dieną. Kaip ir žuvis. Dabar va tik uždėjau mėlyną, iš karto neužkibo. Masalą nuleidėm dugną ir kelis greitesnius patempimus. Palaukiu, kol jis vėl nusileis. Šiek tiek galima ant dugno palaikyti dar. Įvairių dydžių turiu, nes kartais jie labai gerai kimba ant tik mažiukų. Didelių nenori. Kartais geriau ant didelio. Nežinau, čia yra daugmaž 4 dydžiai. Spalvų tai čia įvairiausių. Mėlyna ir žalia. Bet šiaip turbūt viena iš favoričių tai rūžava būtų. Na, dar žalia gal nieko ir mėlyna. Tai va šitie va 3. Dar turiu nusipirkęs tokių kaip ir adatų su tais kalmarų kabliukais. Čia jos tiesiog mauni kažkokią žuvelę arba gali porciją dėti ir gaudi kaip ant dugninės. Turiu tokią sistemėlę susirišęs vieną. Trišakis suktukas. Karabiniukas. Dar kitas praradimas, kurį naudoju, tai keli dideli patraukimai.
Ir ilgiau biškį ant dugno palaikau. Kiek pastebėjau, jie kai kimba, tai nesvarbu koks tas masalas, nei spalva, nei dydis. Kimbam belenko. Kaip ir matėt pradžioj, kad kiekvienu metimu. Dabar va pradėjau visokius bandyti, bet jokio efekto neduoda vis tiek. Noriu po biškį gal pradės tam. Gal dar užžydės dabar ant šitą momentą. Nu, po ganėtinai ilgos pertraukos užkibo vėl. Įtraukti nėra labai įspūdingai smagu ten. Šiek tiek tam palanksta. Nebent labai didelis iškimba, tada biškį įdomiau būna. Su tokiais tai gana paprasta. Rišim vėl per naują. Ne, nerišim. Gabalą ištrauk. Nu taip, užsikabino. Nu, toksai. Ši man ir trukdė. Jam kaip jau ir laikas turėtų būti, ir aptemo. Kažkaip kibimo nebėra. Na, dabar jau kiek mėtau. Gerą valandą praktiškai nieko. Nu, toks va, kuklus laimikis šiandien mano. 10 vienetų. Neįspūdingai, bet ir nėra labai jau blogai. Čia masalo biškį bus. Šiukšlės, chebra, nepamirškit susirinkti nuo krantinių. Nu va tokia ta trumpa kalmaro žūklė šiandien mano gavosi. Kibimas buvo visai neblogas iš pradžių. Kibo vienas po kito netgi. Bet po to labai greitai nurimo ir 1,5 valandos dar pramėčiau ir nieko gero, vieną dar ištraukiau. Kažkaip biškį keista, kad temstant nesujudėjo, nes dažniausiai būna geriausias laikas būtent temstant jam. Šį kartą viskas šviesoj užkibo. Turbūt diena dienai nelygiai.